2 milijonai 400 tūkstančių Lietuvos rinkėjų, iš jų 500 tūkstančių yra potencialūs balsuotojai už tą kryptį, apie kurią aš kalbu. Kiek jų ateis į rinkimus ir prabalsuos, mes pamatysime. Bus daugiau kaip 100 tūkstančių, bus mažiau kaip 100 tūkstančių. Man yra tinkami bet kokie skaičiai ir tai nebus nei pergalė, nei pralaimėjimas. Tai bus Lietuvos žmonių verdiktas, kaip jie nori gyventi toliau. Nori būti vergais, nori būti aukojamais ėriukais. Negali uždrausti žmogui tokio pasirinkimo. Teisingai. Aš dėl to sąmoningai ir iškėliau savo kandidatūrą pakartoti tą pačią prezidentinę rinkiminę programą, kuri yra dabar kartojama, nes prezidentinės rinkiminės kampanijos metu 80-90% uždavinių Seimas turi įgyvendinti, ne prezidentas. 2 milijonai 400 tūkstančių Lietuvos rinkėjų